I've watched the events very close up in Eastern Europe. Pastaruosius 36 metus labai atidžiai stebėjau įvykius Rytų Europoje, buvusioje Sovietų Sąjungoje, Rusijoje. 1989 metais buvau Lenkijos vyriausybės patarėjas, 1990 ir 1991 prezidento Gorbačiovo, 1991-1993 prezidento Jelcino, 1993-1994 Ukrainos prezidento Kučmos patarėjas. Padėjau įvesti Estijos valiutą, padėjau kelioms buvusios Jugoslavijos šalims, ypač Slovėnijai. Įvykius iš labai arti stebėjau 36 metus. Po Maidano naujoji vyriausybė paprašė manęs atvykti į Kijevą. Apvažiavo Maidaną ir daug ką sužinojau iš pirmųjų lūpų. Daugiau nei 30 metų palaikiau ryšius su Rusijos vadovais. Amerikos politinę vadovybę pažįstu iš arti. Ankstesnis mūsų iždo sekretorius buvo mano makroekonomikos mokytojas prieš 51 metus, kad įsivaizduotumėt, taigi pusę amžiaus buvome labai artimi draugai. Pažįstu visus šiuos žmones. Tiesiog noriu tai pasakyti, nes tai, ką noriu paaiškinti savo požiūriu, nėra iš antrų lūpų. Tai nėra ideologija. Tai, ką mačiau savo akimis ir patyriau per šį laikotarpį. Suprasdamas įvykius, kurie ištiko Europą įvairiomis aplinkybėmis, ir aš įtraukiu ne tik Ukrainos krizę, bet ir 1999 metų Serbiją, karus artimuosiuose rytuose, įskaitant Iraką, Siriją, karus Afrikoje, įskaitant Sudaną, Somalį, Libiją. Tai yra esmė, kuri galbūt jūs nustebins ir bus pasmerkta dėl to, ką ketinu pasakyti. Tai karai, kuriems vadovavo ir kuriuos sukėlė Jungtinės valstijos. Ir tai tęsiasi jau daugiau kaip 40 metų.